Pasidalinus informaciją apie aukšto kortizolio simptomus, gavau tokius komentarus. Pirmas. O visi simptomai buvo, bet ligoninėje parodė kortizolio kiekį kraujyje normą. Labai keista. Kitas komentaras. O jei iš ryto viršyje normą, o po pietų geras, daryta tą pačią dieną. Tad dalinuosi daugiau apie kortizolio tyrimą. Tad pirmiausiai pasižiūrėkime į natūralų kortizolio lygio svyravimą per 24 valandas. Tad grafoje matote, kad didžiausias kortizolio kiekis būna rytais. Ir žinoma, jis mums reikalingas, kad mes atsikeltumėm iš lovos. Dienos eigoje mažėja ir žemiausias kiekis būna vakare ir naktį. Tad jei kraujas buvo imtas per pietus, jo rodikliai skirsis negu buvo imtas iš ryto. Bet kortizolio kiekį gali pakelti kavos gėrimas prieš tyrimą, rūkymas ir žinoma pats tyrimas kai kuriems žmonėms sukelia didelį stresą ir dėl to kortizolio lygis gali tikrai padidėti. Tad jei tyrimas rodo, kad yra aukštas kortizolis, jums gydytojas gali pasiūlyti atlikti seilių ar šlapimo kortizolio testą, kuris parodys visos dienos vaizdą. Ir žinoma, yra svarbu įvertinti ir kitus simptomus, tokius kaip miegas, energija, emocijos, menstruacijų ciklas ir kraujo spaudimas. Tad reikia vertinti visumą, o ne tik vieną skaičių.